Treneri, fantastiškos rungtynės, fantastiška pergalė, sveikinu su čempionų titulu. Kokios pergalės priežastys, ką išvardintumėt? Oi, po tokių varžybų labai nesinori vardinti kažkokias detalės. Buvo beproto sunku žaisti. Labai daug sunkių momentų, bet tas charakteris, kurį mes pademonstravom, kai buvo sunkiausi momentai, pas mus vis atsirasdavo. Vienu metu vienas, kitu metu kitas, trečiu metu trečias. Pabaigoje jau Donato buvo eilė. Tai ta vienybė, tas charakteris, kurį komanda pademonstravo, ir tai yra išdava visų tų, reiškia, metų ir visų tų vargų, kurių nesimato, kurios išgyvena komanda kartu, kurios išgyvena kiekvienas individualiai, tam, kad jie šitaip kartu atrodytų kaip krepšininkai, kaip būrys žmonių. Reikia labai daug padaryti, reikia labai sugebėti save nugalėti. Tai va tokie pagrindiniai dalykai. Panašu, kad oficialios dalys baigtos, galima tęsti šias rungtynes. Sūduvai didinti savo persvarą. Padėkoti ir Kauno Žalgirio dubleriams. Taip, jie nebuvo laikomi favoritais, taip, daug kas galvoja, kad laimės Sūduva Mantingą, tačiau Sūduva padarė tai tikrai nelengviausiu būdu. Ir reikia padėkoti Kauno Žalgirio dubleriams už tai, kad sugebėjo mesti iššūkį savo varžovams. Ir ačiū jiems visiems, ačiū ir jums stebėjusiems šią transliaciją.